Sveiki, automoto fanai, šiandien mūsų rankose tikra legenda, tai naujas Land Cruiseris, Toyota Land Cruiseris, būtent Legend komplektacijos, tai įvertinsim, kas siūlo, kaip važiuoja, kokios sąnaudos, na ir bendrai kokie įspūdžiai. Galimybę išbandyti šitą automobilį mes dėkojam Sixt Lietuva, kurie siūlo automobilių nuomą, veiklos nuomą bei prenumeratą. Daugiau informacijos sixt.lt. Būdingas Toyotai kvadratinis dizainas, žibintai, bendrai visos formos, toks kvadratinis automobilis, bet tai priduoda jam savotiško šarmo, to legendinio Land Cruiserio šarmo. Pakomentuokit komentaruose, kaip jums šitą naują Toyotos Land Cruiser išvaizda. Kas mane stebina, tai Legend pirma kaip ir bazinė komplektacija. Yra dar antros pakopos, trečios pakopos komplektacija, tai yra bazė. Tai ką mes turim bazėje? Reflektoriniai LED žibintai, LED, bet čia netikras LED, bet vis vien tai yra LED. Atrodo fainai, posūkio signalai, žibintai. Didelis automobilis, pažiūrėkit, kokią išmerą, XXXL, kad jį įlipt, bet net yra pakojęs. Wow. Jo, tikra legenda. Tai, kaip matot, mieste, senamiestį, kur nors Vilniuje manevruot bus sudėtinga, bet jis tam nėra skirtas. Tai yra 4 varomųjų ratų sistema, ir automobilis yra 4 varomųjų ratų. Pastovi, taip sakoma, nereikia ten kažką tai junginėti, jisai pastovi varo su 4 ratais. Gale mes irgi turim kvadratinių formų žibintus, LED, tikėtina, kad LED, Land Cruiser pavadinimas, Toyota, na ir bagažinė elektra valdoma. Kaip ir sakiau, bazinė komplektacija, bet čia daug privalumų. Pati bagažinė yra 400 litrų. Bet man toks jausmas, kad čia tokie apgaulingi 400 litrų. Pažiūrėkit, kokio jinai dydžio. Vat būna rašo automobiliuose 400 litrų ir ten tokia mažytė bagažinė. Čiagi, na, nepasakyčiau, kad tai yra jinai maža. Būna ir 7 vietų versija, dėl to gale mes matom ir puodelių laikiklius. Čia pas mus dabar 5 vietų versija. Na ir čia fake grindys, nors daug ko čia ir nėra. Turim tikrą rezetę, brutali mašina, bet žiūrėkit, pagal mano ūgį 1,85 m, galiu laisvai vaikščioti, kaip bagažinė atidaryta, man nereikia čia. Atsargiai. Užsidaro. Einam į saloną. Aišku, purvo jis gauna, bet kai važiavom dabar per miestą, jis gauna biškį purvo. Matot, užmeta. Ir biškį purvo mes matom čia. Tai reikia atsargiai, kai mes išlipam iš automobilio, mes galim, žinai, išsimurcinti. Bet pažiūrėsim, kaipgi aš atrodau sėdint automobilį. Čia net neįlipsi taip lengvai. Virš galvos vietos pakanka. Turim dar tokias ventiliacijos angas čia. Galime pilnai valdyti, kaip ir klimato kontrolė. Matot, auto, phone modas, temperatūrą reguliuoti. Turime jau tokią senovinę 12 V rezetę, USB, Type-C, kaip nebūtų keista. Porankis. Toks brutalus. Pabum. Puodelių laikikliai. Nieko tokio įspūdingo, bet faina, važiuoji, kaifuoji. Sėdynės yra netikros odos, čia yra ekoda, nes bazinė komplektacija, jeigu mes norim tikros odos, reikia paketą pirkti turbūt, arba jau aukščiausios komplektacijos sėdynės. Bet turim EasyFixus, žiūrėkit, kaip pasvieta.
Jeigu su vaikais, tai jokių problemų. Easyfixai. Gal kas nelabai patogu su vaikais, tai matot, durelis atsidaro tokiu ne 90 laipsnių kampu, biškai mažesniu, aš nežinau, 70. Dėl apdailos toks pusiau minkštas plastikas, bet plastikas, aišku, čia tokia oda, visur brutalumas, kvadratinės formos, čia minkštas plastikas. Na ir žiūrėkit, kokį rankinėlį. Na, visas automobilis iš tikrųjų yra brutalus toks. Jeigu, pavyzdžiui, per viduriuką kažkas važiuos, per vidurį sėdėti, tai trupučiuką nepatogu, matot, kur mano keliai. Kojos, tai aš negaliu va, taip sėdėti. Tai vat, vaikui gal ir nieko, bet 3 jeigu važiuoti, turėkite omeny, kad čia, na, gan užima tos tunelis vietos. Va, na ir ką, reikia pažiūrėti, ką mes turim po kapotu. Einam pažiūrėjom, koks čia motoras. Dar viena savybė, žiūrėkit, jeigu norim įpilti kūro, mes tai pripratom, neatsidaro, paspaudį neatsidaro, kas čia? Man reikia paspausti mygtuką. Tada galima atidaryti. AdBlue, diesel, dėl AdBlue, aišku, na, eko normas, nieko nepadarysi. Gerai, einam, pažiūrėsim, kas po kapotu slypi. Negalėjau nepastebėti. Žiūrėkit, kokie veidrodėliai. Tokie lapuhai. Bet kokia čia masė kokia, ne? Liuks. Brutalumas. Taip. Reikėgi surasti. O, sunkokas kapotas iš tikrųjų. Biški sunkokas, taip. O ką mes turim čia? Tai yra dizelinis variklis, legendinis, 2,8 litro, virš 200 arklio galių, toks na, geras, fainas, senas dizelis, tai aišku, tik tai ekonormas pasikeitė, AdBlue, visas tos sistemas, bet kaip matot, na, toks brutalumas, brutalus iš tokia, kokia mašina toks ir variklis. Bet iš tikrųjų fainai. Aš manau, kad tokiam automobiliui dizelis yra reikalingas. Plus čia yra 8 pakopų pavarų dėžė automatinė, jokio CVT variatoriaus čia nėra, aišku. Na tai vat, galima ir sunkesnį svorį patempti. Na ir važiuoja fainiau. Na ir kapotas sveria, aišku. Boost. Einam, pažiūrim, kaipgi vairuoto vietoje. Nors ir Legend komplektacija, bet elektra valdoma sėdynė visų padėčių. Tik tai turbūt nugaros atramos čia nebus, negalima valdyti jo. Nu, bet užtat elektra valdomi langai, veidrodėliai, be atminties funkcijos, aišku. Na ir priekinius durelių kokybė šiaip identiška, aš manau, kaip ir galinių. Trupučiukai toksai pusiau minkštas plastikas, čia kaip tokia odos elementai, aišku, čia tikėtina, kad eko oda. Nu, čia plastikas, toks metalas, plastikas. Girdisi variklis, dizelis. Tai ką mes turim čia? Ogi, mygtukai. Gan tokie dideli mygtukai, tai aš manau net ir su pirštinėm bus visai faina valdyti. Va, temperatūrą, auto galima valdyti, sinchronizaciją jungti. Galinį šildymą va, galima irgi sukonfigūruoti priekyje arba iš galo. Va čia galima irgi reguliuoti. Ką mes turim dar? Plastikas. Aišku, jis toksai plasmasiukas biškutį, bet jis gal toks ir turėtų būti. Jis neturėtų būti labai fancy, visur oda. Čiagi legendinis Land Cruiseris. Jis turi būti toks praktiškas. Bevėlio įkroviklio mes neturim, bet užtat mes turim legendiniai komplektacijoje, Legend, priekinį šildomą stiklą, nematomų zonų stebėjimą veidrodėliuose,
Turime, aišku, 4 varomųjų ratų sistemą, kur galima perjungti, pavaldyti. Ir dar pas Toyota, aš nežinau, ar anksčiau buvo, irgi pakomentuokit komentaruose, kas važinėja su Land Cruiseriais. Dabar atsirado toksai DAC Crawl. Tai kai mes jį paspaudžiam, tai jinai moka labai lėtai važiuoti per akmenis, jeigu kažkoks sudėtingas labai kelias, nežinot, bijot, kad neprasisuktų kratai. Jinai moka būtent tą crawl. Po biškutį pralys ten, kur turbūt sudėtingas automobilis. Tai atsirado tokios galimybės. Aišku, yra driving mode, normal, eco ir taip toliau. Čia persijungia. Bet čia tokia jau kaip mada tampa. Ką mes dar turim? Crawl, turim... tie driving mode. Aišku, 4 varomųjų sistemą, galima užrakinti diferencialą, valdyti 4 varomųjų ratų sistemą, atjungti ESP, bet čia tokie jau nestebuklai. Iš naujovė tai Type-C multimedijos jungtis, galime pajungti. Koks čia skirtumas nuo, pavyzdžiui, aukštesnės versijos, tai mažas ekranas. Matot, ekraniukas tai labai paprastas. Aišku, ten gal kažko tai tokio stebuklingo čia ir nesinori ir nereikia, bet jis jau labai paprastas. Aišku, yra valdymas, sound system. Jis nelagina, trupučiuką, yra tas biškutį lagas. Toks, žinot. Bet tokiam automobiliai, žinai, ar norisi tokio dydžio ekrano, ar jis būtinas, gal kažkam taip. Man asmeniškai pakaktų paprastojo ekrano. Galima Apple CarPlay pajungti, navigaciją ir varai. Pats displejus vairuotojo pusė, tai šis jokių problemų atrodo gražiai, fainai. Jokių problemų. Čia galima driver, guest, pasijungsim. Ką mes čia turim? Viskas brutalų, paprasta. Kažkiek tai galima grafikos, čia papildomos informacijos surinkti. Eco driving, dabar kiek man rodo 10 litrų sąnaudos. Multifunkcinis vairas, jokių touchscreenų, viskas brutalų, faina yra ir visos tos apsaugos sistemos, sistema, kuri palaiko mato juostas, greitį palaiko, autopilotas. Tai, kaip ir sakiau, nors čia yra Legend komplektacija, bazinė daug yra funkcijų. Sėdinių šildymas, sėdinių vėdinimas, kas yra gerai. Gale sėdinės nėra šildomas. Tai porankis, žiūrėkit kokį didumo. Tai čia net tokios komplektacijos vyras kaip aš, jautėsi tikrai fainai. Pats porankis, vietos čia daug, nemažai. Būna jisai dar šaldomas, bet ne šitoj komplektacijoj. Tai ką, manau, reikia su juo pavažiuoti, pažiūrėti, koks jausmas bevairuojant. Kartu. O žiūrėkit, dar pilnai atsidaro langas. Fain. O gale? Kaip gale pilnai. Aišku, jaučiasi masė. Čia yra 3 tonų automobilis. Tai reikia turėti tai omeny. Bet pats valdymas, kaip jis važiuoja, vairuojasi, tai jis nėra labai sudėtingas. Net lengvesnis, nebuvo anksčiau, toks malonesnis. Kažkiek nelygaus kelio, čia toks asfaltukas. Aišku, čia vieni juokai Land Cruiseriui net nesijaučia. Pakaba veikia tikrai neblogai. Nėra super minkšta, bet tokiam skirta bekeliai. Taip, jungsimės gal
Auto režimą, va. Taip, įsibėgėjimas. Nu ką, pabandysim tokį piškį. Vat išvažiuojam į kelią, spaudžiam. Na, iki 50 gan greit. Šiaip iki 100 čia apie 10 sekundžių. Jis nebus balidas, bet jis tam nėra skirtas. Tai yra labiau toksai bekelės karalius. Na ir 10 sekundžių, aišku. Na ir žinot, koks brožas, man aš kai tik atsisėdau ir pradėjau važiuoti, su kuom aš galiu jį palyginti. Man čia atrodo kaip Harley Davidson, tik su 4 ratais. Vat grinai Harley vibas. Net kai jūs važiuojate, tas dizelis, jis duoda tokio kaip gazas, žinot, kaip su motociklu norisi pagazuoti. Tai va čia būtent toks vibas automobiliai. Ar tai gerai? Man asmeniškai labai fainai. Tu važiuoji, girdisi variklis. Jo, garso izoliacija pačio automobilio nėra bloga, bet variklis labai girdisi. Tas dizelio, tas taktas. Bet tai nebesina ir toks, nu, atsakau, Harley vibas. Tu perki tokį automobilį būtent dėl tų ir jausmų, ne tik dėl bekelės režimų ir kitų dalykų. Legendinių jausmų. Va, buvo gulintis policininkas, tai pravažiavom, nepastebėjom. Nu, va, žiūrėkit, lietus, lyja, gan smarkiai. Garso izoliacija, stogas, langai. Ar girdim? Ne. Neblogai šiaip izoliuotas automobilis, žinokit. Šaunuolį tai jau tam. Koks dar jausmas be vairuojant, su kom galiu palyginti? Su Subaru. Labai panašiai, bet kažkas tai tokio, kaip sakoma, heritage, prieskonio turi ir na, vat, savo veidą. Žinot, kaip sakoma, automobilis turi savo veidą, sielą, tai vat, apie šitą automobilį galima tai pasakyti. Na ir tu aukštai sėdi, pažiūrėkit, tu viską taip matai iš aukščiau, kaip sakoma. Fainai, tokio boso jausmas. Patinka dideli veidrodėliai iš šonų, pažiūrėkit, kokio dydžio jie. Tai viską matai tikrai, net iš kairės, iš dešinės jokių problemų. Galia matomumas irgi neblogas, yra galinė vaizdo kamera, jeigu atbula varom. Ir, na, bendrai matomumas nėra, aišku, pats geriausias, bet nėra pats prasčiausias, nes veidrodėlis neužsandarina šitos dalies, tai tu matai, kas darosi iš šonų, ne tik veidrodėlį, bet kas darosi iš šonų. Man patinka, iš tikrųjų, tas variklio garsas, va, dizeliukas. Ir žinot, koks pliusas dar šito dizelio? Jis turi 500 Nm sukimo momentą, ir kuris pasiekiamas ten nuo 1500 apsukų. Tai vien iš to momento galima važiuoti. Čia tokio Bentley automobilio momentas iš tikrųjų. Nu, labai fainai, bekelį tikrai pajusit. Ir dėl to jisai maloniai rieda. Nors nėra tik daug arklių galių, 3 tonų mašina ir tik tai 205 arklių galių variklis, bet dėl to sukimo momento jisai net įspaudžia tą įsidinę biškį. Toks, na, jaučiasi ta trauka, kaip girvižys kažkoks. Pažiūrėkit, kaip jūs aukštai sėdit. Visas mašinas atrodo liliputai. O Gelsy važiuoja, Tiguan, busikai priekyje. Toks kaip ant sosto sėdi. Va, yra nematoma zonų sistema, net ir per lietų gerai veikia. Rodo, kad šalia automobilis. Patikrinsim pakabos darbą, nelygus kelias. Kaip laivas iš tikrųjų, toks švelniai labai važiuoja. Visiškai neprasimuša pakaba. Trupučiukai, aišku, kitoka, nėra labai minkšta, bet neprasimuša, aišku.
kažkiek, tai aišku, kietumo yra, tie smūgiai. Net jaučiate, kaip aš kalbu, persidoda į kūną. Bet valdymas užtat geras, net ir lietus, toks dabėtas nelygus kelias, labai tiesiai važiuoja automobilis. Jokių baimės, jokio baimės jausmo nėra, kad jis ten kažkur nuslys ar dar. Visai nebloga trauka. Lengva valdyti, faina važiuoti. Na ir jausmas, kad vairuoja legenda, aišku, geras vaibas. Ūžia variklis, aišku, jaučiasi tas ir girdisi garsas, jaučiasi, kaip stengiasi variklis. Gal biški mažokai jam 200 arklių galių, arba reikėtų kokio hibrido gal čia papildomai, kad priduotų tos galios. Bet kai įsibėgėja automobilis, aš važiuojam 70, apsukas 1500, tai gan fainai rėda toks. Na ir nebloga garso izoliacija, net ir lietus vėjant, jokio barškėjimo, nieko nėra, žinot, tokios skarbonkės jausmo. Tikrai toks tvirtas automobilis. Na ir galima taip atsipalaiduoti, kažkur užmesti, važiuoti į kelionėm drąsiai su juo galima. Kai aš dar pastebėjau bevairuojant, besėdint, gan gera apdaila, priekinės panelės. Čia minkšta, va ten minkšta, čia irgi iš šono viskas minkšta. Tai atrodo galėjo kietą plastiką čia drąsiai įdėti, nieks čia neliestų ir čia turbūt nebūtų tokio net ir kaip ir poreikio. Bet pasistengė ir kažkiek tai prisidėti prie komforto. Tai čia minkšta, čia minkšta, čia minkšta, viskas taip. Jokio drypėjimo, užėsių visokiausių. Gal gan tvirtas, žinokit. Pašalinių garsų nerasta. Eina į pabaigą mūsų bandomasis važiavimas. Grįžom į Sixt Parking Vilniuje. Šalia uosto. Va, tai patikrinsim, kaip su juo parkuotis. Sudėtinga. Taip. Na ir aišku, turbūt įdomu pažiūrėti, kokiasgi buvo kuro sąnaudos šitam automobiliui. Taip, apsisuksim, gal atbulą varysim, nes čia vietos tai nelabai daug. Na ir kamera, aišku, pas mus po lietaus, tai nesimato, žinokit, nieko. Nu, bet gal kažkas ir matosi, nežinau, net sunku. Nu, bet kamerą, aišku, galėjau ir geresnę padaryti. Čia gal reikia va, tą naują didesnę multimediją pirkti. Ir tada kamera bus normalesnė, nes dabar tai net nematau, matot, nerodo krypčių. Kaip ir vaizdą aš matau, bet krypčių nėra, tai biški taip kažkaip baisoka. Mašina nėra maža. Aišku, faina, kad yra parktronikai, tai bent kažką matai, bet kamera, aišku, po lietaus reikia ją valyti, kažką daryti, nes dabar ne tik tai šiaip. Gerai, tai koksgi verdiktas? Pirma, pažiūrim kuro sąnaudos, kiek pas mus gavosi. Taip, mes pravažiavom 300,
Ne, čia per didelis atstumas, cruise range. Aš manau apie 50 km aš pravažiavau. Čia aišku rodo, turbūt iki kiek liko pravažiuoti. Ir kuro sąnaudos 10 litrų. 10 litrų biškutį daugiau. Ar daug ar mažai, spręsti jums. O dėl pačio verdikto, koksgi verdiktas? Tai automobilis, aišku, legendinis, jausmas fainas, kai tu su juo važiuoji, gera ergonomika, geras vaibas nuo pačio to variklio. Na ir bendrai, automobilis skirtas bekeliai, su juo galima drąsiai važiuoti bekelę. Apdailos kokybė geresnė negu buvo anksčiau. Erdvės jausmas neblogas, kokybė, Toyotos patikimumas, tai manau verta tokį išbandyti. Jeigu telpa pas jūsų biudžetą, čia apie 70 000 plius minus kainuojantis automobilis, galima aišku ir už daug brangiau jį nupirkti. Tai komentuokite, kaip jums šitas automobilis, gal kažkas praeitą kartą važiuoja su praeitą kartą tuo automobiliu. Tai irgi pakomentuokit, kaip jums, kokie įspūdžiai. Jeigu turit klausimų, rašykit, pabandysiu atsakyti. Ir iki sekančių kartų.